Sveikučiai! Šiandien mano kamade vaivorykštinis upėtakis, labai skani žuvis, man geresnė negu lašiša. Kartais kepu nestandartinius dalykus, bet dažnai kepu ir paprastus dalykus, kurie tiesiog yra parduotuvėje, pavyzdžiui, su nuolaida. Šį kartą tai yra jūrinis upėtakis, kuris yra tiesiog įpakuotas vakuume ir dažniausiai būna neblogos kokybės. Žuvį galima aišku nuplauti dar, bet jeigu nėra jokio kvapo blogo, tai tiesiog nuvalau su popieriniu rankšluosčiu, bet svarbu yra dar pasižiūrėti, ar nėra ašakų. Jeigu turite kažkokį pincetą ar žnyples, tai nėra labai sudėtinga tiesiog išrinkti tas ašakas, svarbu yra nepatingėti. Šį kartą darysiu labai greitą receptą, tai yra per mažiau negu 2 valandas noriu ir pasūdyti žuvį ir ją pilnai išrūkinti. Todėl prieskonių dedu gana daug, nes prieskoniai nespės įsigerti į žuvį, bet jų reikėtų įdėti daugiau, kad paskui galima būtų skaniai valgyti. Tai pirmiausia dedu česnaką ir aš naudoju česnako spaustuką, bet jeigu jo ir neturite, tai jokia ne problema. Tiesiog reikėtų česnaką plonai supjaustyti ir paskleisti žuvies paviršiuje. Toliau dedu druską ir druskos tikrai negailiu, nes dalis tos druskos tiesiog nutekės ir neįsigers į žuvį pačią, o skonis labai priklauso nuo to, kiek jos įdėsit. Papildomai dar dedu pipirų juodųjų ir jie suteikia dar papildomai skonio ir dedu džiovintų krapų. Jeigu tai būtų vasara ir būtų pilna šviežių krapų, tai galima dėti ir šviežius krapus, bet šiuo atveju dedu džiovintus ir nieko čia labai daug neįtrinu, tiesiog paskleidžiu kiek galima tolygiau tos prieskonius ir viskas, netgi nieko nemarinuoju toliau. Palieku tiesiog pagulėti kambario temperatūroje, kol įsidegs kepsninė. Iš karto kuriu kepsninę ir kepsninės temperatūra tokiam rūkinimui turėtų būti tarp 100 ir 140 laipsnių Celsijaus. Palaukiu, kol uždegtukas pilnai sudega, anglis jau pradeda įsidegti, bet dar nebūtinai jos turi būti pilnai įkaitę ir dedu kaladėlę medienos rūkinimui. Toliau dedu sistemą su deflektorium ir galima, aišku, jeigu turite, tai dėti dar papildomas groteles paaukštinimą arba dėti kryžmę ir ant tos kryžmės dėti tiesiog indą nulašėjimui ir dėti groteles. Kadangi aš turiu tą paaukštinimą, tai žuvį rūkinsiu ant dar aukštesnio lygio ir tai suteikia daugiau šiek tiek skonio. Bet jeigu jo neturite, tai galima tiesiog išrūkinti paprastai ant grotelių su papildomu nulašėjimo indu po apačia. Beje, tokiu pačiu būdu galima rūkinti ne tik vaivorykštinį upėtakį, bet ir standartinę lašišą. Dar atkreipiu papildomai dėmesį, kad aš žuvį įdėjau į kamadą, kuris dar nėra pilnai įkaitęs ir jisai tuo pačiu metu ir kais ir žuvis rūkinsis. Tai gaunasi toksai šalto ir karšto rūkinimo miksas. Toliau palieku kepsninę labai lėtai kaisti ir žuviai rūkintis. Jeigu rūkinimo metu sudega ta mediena, kurią įdėjote į anglis, tai labai patogu, jeigu turit 2 aukštų tą sistemą, tiesiog ją išimti ir papildomai pridėti medienos. Tai tiesiog įdedu dar vieną pagaliuką medienos ir viską sudedu atgal toliau rūkintis. Labai patogu, bet galima taip pat dėti medienos pagaliukus ir po apačią į semtuvėlį skirtą pelenams. Ir toliau stengiuosi palaikyti temperatūrą, kuri būtų tarp 100 ir 120 maždaug laipsnių Celsijaus. Praėjus kokiai valandai galima pradėti jau tikrinti žuvies temperatūrą. Tai kadangi šiuo atveju rūkinu vaivorykštinį upėtakį, tai mano tikslas yra pasiekti apie 60 laipsnių Celsijaus temperatūrą, bet jeigu rūkinat lašišą, tai būtų gerai turėti mažiau, tai yra apie 52-54 laipsnius. Ir svarbu yra neskubinti viso proceso, turi viskas lėtai iššilti. Kadangi žuvis yra nevienodo storio, tai aišku, ta dalis, kur yra storesnė, tai iššyla lėčiau, bet ten, kur yra plonesnė, išskyrus uodegą, yra daugiau riebalo, tai gali pakeisti ir gerokai daugiau. Na ir dar po kokių 5-10 minučių viskas jau yra išrūkinta. Nuimu žuvį ir dedu ją tiesiog atvirai, jokios folijos ar kitokio uždengimo, kad jinai šiek tiek pagulėtų. Kambario temperatūroje dar jinai išliks šilta kokias 15-20 minučių, o per tą laiką dar papildomai pasiskirstys sultis ir skonis per visą žuvį. Kadangi gana daug pridėjau prieskonių ir ypač krapų džiovintų, tai vaizdas gal nėra idealus, bet skonis yra ypatingas. Šiuo atveju pagrindinis skonis yra česnako, labai gerai dera su pipirais ir taip pat krapais.
Jeigu žiūrite mano video, tai turbūt matėt, kad kepu lašišą arba upėtakį labai skirtingais būdais ir šitas variantas yra pats greičiausias turbūt iš visų. Esmė šiuo atveju yra nepagaidėti prieskonių, nes prieskoniai yra iš esmės žuvies tik tai paviršiuje ir valgant tiesiog susimaišom prieskonius, kurie yra viršuje, su mėsa, kuri praktiškai yra mažai prieskoniuota. Man toks variantas yra žiauriai skanus ir labai rekomenduoju išbandyti pasikepti tokį. Skanaus ir iki kito karto.